Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą ir prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat. Ir kuo nudžiugins mūsų rytojus, einu ir vėl pasižiūrėt. Labai įdomu ir pati sužinosiu ir jums pasakysiu. Įsirinkit kortą, kurią norit, o 2 kartų pasiėmė. Reiškia, taip ir mes jas, kaži daugiau po 2 nėra. Ir sakau, ir skaitau po 1. Na, čia tokia rimtų pinigų korta pirmam variantui. Kai jūs tos pinigus turit, jų daug, bet jų išleist visai neturit jokio ūpo. Niekam nors pirkt, niekam nors paskolint, niekam nors padovanot ir iš viso jūs nenorit, kad kas nors žinotų, kiek jūs tų pinigų turit. Aš nemanau, kad jūs nešit į mišką ar į sodą tų pinigų slėpt, bet jūs suskaičiuosit ir niekam nesakysit. Įsiimsit savo visus, nežinau, ką jūs ten taupot. Į ką jūs ten taupot? Gal į seifuką, gal į kokią dėžutę, gal banko sąskaitoj tokioj tvirtoj. Na, kur jūs tik norit. Bet jūs rytoj norėsit pasitikrinti, kiek tų pinigų yra, pasitikrinti balansą, pasižiūrėti, galbūt paglostyt tas kupiūras, tą visą pundą, gal perskaičiuot. Gal nereikia perskaičiuoti, jūs seniai žinot, kiek ten guli tam seife surištų tų pundelių. Na, žodžiu, čia jūsų reikalas tikrai. Tai va, ir pasimėgaukit savo pinigėliais, ir pasidžiaukit, ir tikrai, kai jūs jau norėsit juos išleisti, jie bus čia ir visus jūs gausit patogumus, malonumus. Ir dar jūs gal iš viso savo jokių resursų nenorėsit eikvot savo laiko, savo energijos, viską pasilikt savo ir jūs turite teisę tai ir saugot. Ir rytoj jūs pamatysit, kokie jūs turtingi ir kokie jūs turtingi. Ir tai, kad jūs nenorit dalintis, tai nėra nieko nusikalstamo, be jokio sąžinės graužimo, niekur nieko niekam neduokit. Aha, kai mes matom 5 lazdų, na, čia jau ir matosi, kad užrištom akim jaunimas bando pataikyti į širšių lizdą, tai rytoj arba jūs gausit labai rimtą iššūkį, rimtą užduotį, tokia netikėta, tokia, kur galbūt niekada nedarėt, gal niekada nebandėt ir dabar jums reikia išbandyti ir jums įdomu, jums kyla adrenalinas, jūs einat ir bandot save, gal bėgat, gal šokinėjat, gal kur nors važiuojat kažką skubiai nusipirkt, o gal tiesiog tikrai kokios sportinės varžybos jums ateina, o gal tiesiog eiliai imat žodžiuotis su kitais eiliai stovinčiais, visiškai be reikalo. Tai aš siūlyčiau be reikalo jėgų neeikvot, bet jūsų jėgos jūsų reikalas. Norit eikvojat, norit ne, norit savo adrenaliną naudojat tokiem kilniem tikslam, ar kokiam norit, tokiam ir naudojat. Žodžiu, diena jums nuobodi nebus. Stebėkit ir pamatykit, kiek visokių keistų dalykų šitam pasauly dar yra ir kiek yra dar nebandytų dalykų, reikalaujančių iš jūsų ir energijos, ir susitelkimo, ir tiesiog nusiteikimo. Ir vėl vyriausioji žinė. Ir vėl jums primena,
kad jūs turit intuiciją, kad jūs turit nuostabią, puikią intuiciją, kad jūs galit skaityti mintis, jausti vibracijas, jūs taip pat turit tokių aiškiaregystės gabumų. Tai nieko nuostabaus, tai yra natūralu. Kažkada žmonės visi turėjo tokių gabumų, tik kai kurie paskui pamiršo, o kai kurie nepamiršo. Aš jums siūlyčiau tiesiog prisiminti šitos savo gabumus ir, pavyzdžiui, patyliukais iš už kampo stebėt ir atskleist kokį keletą paslapčių, kažkokių slepiamų nuo jūsų dalykų. Ir tai jums seksis, ir tai jums pavyks, ir tai jums patiks, o be to jūs turit galę tiesiog tvarkyti viską aplink save pagal savo skonį, net nieko nedarydami, mintimis, kokiais nors palaiminimais, patarimais, paglostymais. Ir viskas keičiasi taip, kaip jūs mėgstat, ir visi su jumis sutinka, ir jums tai patinka. Ir teisingumas. Kaip aš mėgstu šitą kortą, kaip aš mėgstu jums pranešti, kad jūs rytoj gausit tai, ko nusipelnėt. O kadangi jūs esat patys geriausi žmonės iš visų, kuriuos aš pažįstu, tai jūs ir gausit geriausius dalykus. Pačius geriausius dalykus, nes jūs tokių ir nusipelnėt. Jūs geri tėvai, todėl jūs myli vaikai ir jums dovanoja dovanas. Jūs geri vaikai, todėl jūs myli jūsų tėvai. Jūs geri mokiniai, todėl jūs gerbia ir visaip. Ir visaip kaip. Jūs gerbia mokytojai, rašo jums gerus pažymius. Jūs geri mokytojai, todėl jūs myli mokiniai. Ir taip toliau. Kas jūs ten besat, jūs patys geriausi savo srityje. Ir todėl jūsų rezultatai yra patys geriausi. Ir nesiginčykit su manim, čia aš žinau viską apie tai. Tai eikit ir džiaukitės šituo savo gerumu.